Šis žmogus prieš kelias dienas gerokai pribloškė Norvegijos ralio meistrus. Ką tik pabaigė sėkmingiausią savo sezoną lenktynininkas Rokas Lipeikis su dukra Inga Baltijos bei Latvijos ralio varžybose užėmė antrąją vietą. Jie 1 taško persvarą įveikė norvegus Matsą Osbergą ir Joną Andersoną. Panevėžiečio ekipažas taip pat tapo Šiaurės Europos šalių automobilių ralio čempionais. Paskutinysis Estijos Saremo saloje vykęs ralio etapas ekipažui buvo sunkus tiek fiziškai, tiek emociškai, tačiau sėkmingas. Sala yra tiesiog ant olienos ir palei pat kelią kelių centimetrų atstumu stūkso akmeninis tvoras, ten tokia tradicija yra ir visur didžiulės uolos, tenai klaidos kaina yra labai didelė, 10 cm pro šalį ir dažniausiai baigėsi automobilio visiškai sunaikinimu. Varžybos buvo iš tikrųjų labai sudėtingos, iš 146 ekipažų finišavo 85 tik tai, beveik pusė. Pradedant nuo antro dešimtuko buvo labai sudėtinga pamatyti nesudaužytą automobilį, kai kurie buvo patyrę po 2 ir po 3 avarijas šitose varžybose. Lenktynininkas nemano, jog viską lėmė jį ir jo dukrą paskutinėme ralio etape lydėjusi sėkmė. Iš tiesų ekipažas buvo per plauką nuo skaudžios baigties. Mums varžybos susiklostė, galima sakyti, labai įdomiai. Turėjome vieną iš galbūt pavojingiausių incidentų mano sportinėje karjeroje. Mechanikai padarė klaidą, neužsuko benzino bako, man važiuojant greičio ruože benzino bakas atsidarė, kaip žinia, jis yra mašinos viduje. Benzinas išsilieja į vidų, kadangi nėra mašina hermetiška, ypač mano automobilis gan senas, tai jame pilna dugne skylių. Visas tas benzinas pakliuvo ant iki raudonumo įkaitusios išmetimo sistemos, antilako sistema tiesiog po metrą iš galo leidžia liepsnas ir nežinau, matyt, likimas buvo mums labai palankus, mes neužsidegėm, nesusprogom, išvengėm. Reikiamame Sarema 2010 ralio etape paskutinėmis sekundėmis aplenkė Vytautą Švedą, Lipeikiai iškopė į 9-ąją poziciją, o bendroje įskaitoje aplenkė minėtus norvegus, į kurių automobilius lietuvio žodžiais tariant investuota mums neįkandama suma. Dar vienas įdomus faktas. Geriausio savo pasirodymo Rokas Lipeikis sulaukė po to, kai 2009-aisiais paskelbė, kad baigė sportinę karjerą. Jis užsimena, jog dėl to, kad vėl sėdo už 8 sezoną jam tarnaujančio Mitsubishi Lancer Evo 7 vairo, kalta šturmanė, duktė Inga. Būtent jį kalbėjo tėvą dalyvauti užsienio ralio čempionatuose, nes iki šiol sportininkas į juos nesiveržė. 2010 metų sezonas buvo neįprastas dar ir dėl to, kad Lietuvos automobilių federacija pradėjo bylinėtis dėl savo neteisėtų veiksmų. Tad teisybės ieškančiam sportininkui teko praleisti vienodai laiko tiek trasose, tiek teismo salėje. Aš vienas iš pagrindinių iniciatorių šitoje kovoje už teisybę, kaip aš sakau, kad vis dėlto būtų laikomasi taisyklių, kad būtų gerbiami sportininkai ir kad būtų elementari ir padari tvarka. Taigi, pasakojama apie pergalės Rokas baigė liūdna gaida. Lietuvos automobilių federacijoje nesiliauja kivirčai, o susidomėjimas automobilių sportu blėsta. Tačiau šįsyk ralio dalyvis nesišvaisto pareiškimais, jog daugiau varžybose nebedalyvaus. Galbūt prasidėjus naujam sezonui, jį vėl sugundys greitis ir adrenalinas.